Sveiki, mėlėjai. Seniai nebuvo tiesiai su Valiu Mažalu, bet kaip ten bebūtų, jau žinok, negyvai užkniso, didinat mokesčius, jūsų Girskienė didina mokesčius šnapsui, papirosam, nors žadėjo to nedaryti, bet šiandien ne apie tai. Šiandien apie tai, kaip galimai Lietuva gali prarasti tikrai, jeigu ne vieną, tai 10 milijonų mokesčių visiškai nesirūpindama vežėjais. Valiau, aš labai abejoju, ar mums šiandien reikia kalbėti ten apie kokią ten Girteką arba Hoptransą arba tuos didžiuosius, kur turi tūkstančius fūrų, kurie yra registruotos ir Kazakstane, ir Lenkijoje dabar didžiuma dalis, kur vėlgi prarandi mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Bet mes šiandien norime su Valium, nes Valius toks yra smulkaus ir vidutinio verslo gynėjas ir šiaip jau visame pasaulyje visos ekonomikos ir visos valstybės laikosi ant smulkaus ir vidutinio verslo. Verslas, kuris užlaiko šeimą, ir dar gali išvažiuoti atostogauti ir sumoka mokesčius. Tačiau šita beprotystė, į kurią mus stūmė beje jau jūsų valdžia, jums esant valdžioje, kainuos mums tikrai nemažai ir moralinė, ir finansinė prasme. Ir šiandien su biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininku Valiu Mažalu, kuris iš tikrųjų labai keistai, jeigu ten yra vienas iš koalicijos partnerių, kuris tiesiog tridėlioja, Valius argumentuotai oponuoja, gaila tik tai, kad niekas jo negirdi, tačiau būtent apie tos 1500 vilkikų įstrigusių Baltarusijoje, kurie niekam absoliučiai nerūpi. Ir pradėkime nuo tokio, tarkim taip, odiozinio Valiau pasisakymo žmogaus, kuris supranta visą pasaulinę ekonomiką, geopolitiką ir santykius tarp valstybių. Nežinau, ar tai galima pasakyti pasisakymu, labai netempia iki tokio dalyko, bet kaip mums buvo viskas pradžioje sakoma, Žygis Pavilionis. Pikti berniukai, kurie bando mus pult, negali pult karinę jėgą, nes užsiėmė Ukrainoje, puola taip hibridiniu būdu, jie tada paprastai nustoja pult, nes tas puolimas jiems per asimetrinės mūsų priemonės pradeda kainuoti per daug. Kol kas mes dar tos kainos joms didelės neužkėlėm, jie dabar dar bando mus išgąsdinti per fūras, faktiškai naudodami fūristus jau kaip savo instrumentą. Nes kai aš išgirdau iš fūristų, kad jie jau reikalauja ir visokių santykių atšildymo ir gali net blokuoti mūsų kelius, man tai šiek tiek panašu, kad jie nesupranta, kad ir jie yra instrumentalizuojami kaip Lukašenkos instrumentai. Na, iš tikrųjų, kai pasiklausai Pavilionio, tai toks jausmas, kad jis kažkokiam kitoj realybėje gyvenantis žmogus, savam burbule ir pagal savo burbulo taisyklės, nes visiškai vėjai. Bet žiūrėkit dabar, pradėkim nuo pat pradžių, kaip ta situacija iš vis įvyko. Tai tą problemą sukūrė prezidento įkištas Budrys į šią vyriausybę. Tai yra akivaizdu, jau niekas dėl to nesiginčia, netgi kiti ministrai pritarė. Aš klausiau ministrų, viceministrų, kitų, kaip sakant, ministerijos žmonių, sakau, tai juk šią problemą sukūrė Budrys. Taip, Budrys. Tik bėda yra ta, kad premjerė ir kaip sakant, ši vyriausybė pasidavė to Budrio visiems vėjam, nes jis, kaip sakant, kaip tik man pirmadienį teko lankytis vyriausybėje, kai buvo ten tie sprendimai priminėjami dėl tų uždarimų, tai tiek valstiečiai, tiek aušriečiai buvo tie, kurie sakė prieš, nes pakenksim Lietuvos verslą visų pirma. Tai tas neįvyko, kaip sakant, tas šou buvo padarytas, uždaryta, bet man labai svarbu visoje situacijoje detalės. Aš su ministerijom, kai šnekėjau, ministerijos pasakė tiesiai šviesiai, kol kitos ministerijos bendravo su Baltarusija, pavyzdys, normalių diplomatinių bendravimo kelių, mielieji, gal galit Baltarusijos pusėje pagaudyti tos kontrabandininkus, kurie siunčia tos balionus. Padėkim vieni kitiems, kaip sakant, lietuviai taip pat jau padeda, jų yra pasienio susitarimai, pavyzdys, dėl narkotikų, visokių vežimų, dėl kitų dalykų, šalis bendradarbiauja tarpusavį ir vienos kitom padeda dėl tų dalykų. Tai kol buvo normaliai kalbama, 2 dienas balionai nebeskrido.
Ir tada įsikišo Budrys, pradėjo rėkti, šaukti, aš čia viską uždarysiu, uždrausiu, užblokuosiu. Nu, jeigu tokiu norit keliu eiti, tai gerai, patys ir gaudykite tos savo kontrabandininkus. Ir man stebina tie visi pasisakymai, kad čia režimas siunčia tos balionus. Tik mūsų prokuratūra, mūsų teisėsaugos institucijos atsakė aiškiai, nėra jokių duomenų, kad tai daro politinis režimas. Nėra, absoliučiai nėra nei vieno kažkokio įrodančio ar patvirtinančio dalyko. Visur yra atsakymas paprastas, tai yra kontrabandininkų darbas. O kontrabandininkai, jeigu tas tuo keliu jie gali savo, kaip sakant, verslą sukti ir vykdyti, jie tą ir daro ir darys toliau. Ir tada mane stebina, kad mes nesitvarkydami pati kaip šalis su kontrabanda visą, gerai, padarė tarnybos akciją, sulaikė ten 10 ar 20. Bet tai palaukit, o kur tarnybos buvo 1 metus, 2 metus, kai jau pradėjo skristi, kažkaip niekam nieko nereikėjo sulaikyti, visi ramiai miegojo. Tai va, aš kiek žinau, kad šiandien irgi yra Seime vykdoma parlamentinė kontrolė dėl tarnybų darbo, dėl kontrabandos viso gaudimo ir darimo, kad, akivaizdu jau akivaizdu mato situaciją, kad tos tarnybos dirba nepakankam. Ir aišku, tada kita medalio pusė, va tokie, kaip sakant, kaip Paviljonis, kaip Landsbergis, su savo užsienio politika, kur prikišo visokių perteklinių ribojimų ir perteklinių reikalavimų. Pats geriausias pavyzdys. Muitininkas turi patikrinti, ar vežamuose batuose, prekėse, batų raištelis nėra pagamintas Rusijoje. Iki tokio absurdo. Ir tada muitininkai ne kontrabandininkus, kaip sakant, gaudo ir kitos dalykus užsiema, o batų raištelius tikrina. Tai tos nesąmonės darbas. Bet pagrindinis, pavyzdžiui, ką aš išvelgiu dabar, aš turiu tą posakį, sekime pinigus. Kam yra naudinga ši Budrio veikla? Tai naudinga yra tiem, kurie nori perimti rinkas, mūsų vežėjų rinkas. Čia yra akivaizdžiau net negali būti. Nes, kaip pasakyti, visi žinom, kad vežėjų versle dabar yra sudėtinga. Mes nuolat matome, vienam įmonė vežėjų bankrutavo, kita bankrutavo, viena po kitos. Ir įmonės, kurios veikia po 20 metų, po 30 metų, aišku, bankrutuoja nereikliai. Ne tie, kur ten po kelius tūkstančius fūrų turi, o bankrutuoja tie mažesnieji. Tai dabar aš sakyčiau, kad Budrys grinai tarnauja tų rinkų perstumdymui. Kad vienus išmesti iš tų rinkų ir iš tų vežimo sričių, o kaip sakant, tada tas rinkas galės užimti kiti. Bet liūdniausia tai turbūt yra, kad didžiausia žala tai yra Lietuvos vežėjam padarom. Ne Lenkijos, ne Latvijos, ne kitų šalių, o Lietuvos vežėjam. Ir dabar jau akivaizdu, kad tas rinkas perims mūsų kaimynai. Pavyzdys, Lenkai atidarė sienas ir viską. Tuoj, manau, nes labai gerai Laučius Vladimiras pasakė apie mūsų iš viso užsienio politikos nebuvimą. Toks Budrys gaunasi kaip individualistas, reiškia, pats pirmas po žygio Paviljonio suprantantis viską. Amerikos pozicija buvo diametraliai priešinga tam, ką darė mūsų užsienio politikos vykdytojai ir žmonės, politikai atsakingi už tai. Dėl tranzito galioja pirmiausia mūsų politika ir mūsų sankcijos, dėl kurių sprendžiama kažkur užsienio reikalų ministerijos koridoriuose. Ir šitoj vietoj amerikiečiai buvo pasakę labai aiškiai, kad jų pozicija yra kitokia. Mes su savo diplomatijos vadovais ir toliau melavome visuomeniai, sakydami, kad ne, viskas gerai, vakaruose visiškai pritarėme mūsų labai griežtai izoliacionistiniai politikai. Mes apskritai neturim rytų politikos. Pasižiūrėkime, mes neturim ambasados Pekine, ambasadoriaus, neturime Maskvoje, neturime Minske. Visos valstybės, kurios tikrai nepavadintinos prorusiškomis, tokios kaip Lenkija, pavyzdžiui, turi ambasadorius Maskvoje, turi ambasadorius Pekine, ar Lenkija, ar Suomija, kitos NATO rytinio flango valstybės. Ir Maskvoje, ir Minske, ir Pekine, visur. Mes neturim. Kodėl? Ar mes manome, kad tuo mes kažkaip labiau padedam Ukrainai, o gal mes savo kažko padedam? Ne. Mes savo kenkiam, Ukrainai mes nepadedam. Girdėjai? Iš tikrųjų, jis yra 100% teisus. Ir realiai tą patį tiek valstiečiai, tiek kaušiečiai mes tai nuolat kartuojam savo koalicijos partneriams socdemų. Kad dėja, bet dabar Budrys su prezidentūra paėmė užsienio politikos monopolį ir visa realiai tiek valdančioji dauguma, tiek vyriausybė yra tapę jų įkaitais. Bet man gal liūdina pati situacija ta, kad, sakykime, turėjom premjerą Palucką. Paluckas neleido tų sienų uždarinėti ir tokių nesąmonių daryti neleido. Aš kalidorių jį sutikau, jis pajokaudamas sako, todėl ir nebe premjeras, juokais tai pasakė.
Tai vadinasi, kai nori, vyriausybė turi galimybę priešintis visom tom nesąmonėm ir nedaryti jų. Na ir pavyzdys, mes nuolat keliam klausimą, koalicinę sutartį įsirašėm, atstatyti santykius su Kinija. Tai realiai Budrys yra vykdytojas vyriausybės programos, o ne formuotojas ir nustatantis, kaip čia reikia mums elgtis užsienio programoje. Jis turi vykdyti ją. Tai dabar jau reikia kelti klausimą taip. Jeigu Budrys tyčia nevykdo vyriausybės programos, tyčia sabotuoja visas valdančios koalicijos programos įgyvendinimą, nu tai tokį žmogų reikia šalinti. Na pavyzdys, kai buvo krašto apsaugos ministrė pašalinta, taip turim pašalinti Budrį. Ir iš tikrųjų dabar juk pagrindinis yra koks konfliktas šiandieniniai situacijai. Ar klausyti aklai Budrio ir prezidentūros ir daryti toliau nesąmonę su ta visa užsienio politika, ar vis dėlto perimti tą užsienio politiką į valdančios daugumos rankas ir vykdyti valdančiosios koalicijos susitarimą ir vyriausybės programą. Viskas, nes žinot, kas yra. Palauk. Neverskim viską į Budrio. Mes puikiai girdėjome valdančiosios koalicijos užsienio reikalų komiteto pirmininko Motuzo šimtus pasisakymų apie tai, kad Lukašenka yra nelegitimus prezidentas, mes diplomatiniam lygmenyje su juo nesidarėsim, nesišnekėsim ir tegul pasienietis Jonas derasi ir kalbasi su pasieniečiu Antonu. Tai mes tą ne vieną kartą girdėjom. Ir įkaitai viso to, Pavilionis sako, kad mūsų smulkieji furistai yra Lukašenkos įkaitai, o aš galvoju, kad mūsų smulkieji furistai yra mūsų, politikos įkaitais. Ir iš tiesų tu teisingai pasakei, kad norima perskirstyti rinkas. Kas gali paneigti galimybę, kad nuvelekęs kur nors į Briuselį, susitikę su kokiu nors prancūzų arba vokiečių didžiuoju vežėjų, lobistų pasakė, hebra, uždarykit visą tą reikalą, tegul pasiema didieji, mes iš jų daugiau pinigų gausim. Ir kas yra įdomiausia, niekas nieko neperspėrė, nieko nedavė, jokių terminų, o Ruginienė vis tiek dar tada prieš 10 dienų tvirtino savo. Ne vieną kartą Lietuva jau nuo 21 metų yra perspėjus, kad tiek ekonominiai ryšiai su Baltarusija, tiek keliavimas į šitą šalį, netitinka saugos standartų ir kelia įvairių rizikų. Tai labai norėčiau kreiptis ir pačius vežėjus, kad jie kiekvieną kartą, priimdami sprendimą, keliauti per nesaugias šalis ir prisijimtų lygiai taip pat riziką. Sienus uždarėm ne per vieną dieną, nestaigiai, bet 2 savaitės apie tai kalbėjome, kad gali būti imtasi tokių priemonių. Ir dėl to man atrodo, kad šiai dienai neturėtų būti naujiena, kad tai atsitiko. Mes dedam visas pastangas, kad vežėjai sugrįžtų namo ir Lietuva pasirengusi bet kada atidaryti sieną, kad įleisti mūsų vežėjus atgal sugrįžti, tačiau šiai dienai matome iš Baltarusijos pusės geronoriškumo nebuvimą ir sieną uždarė Baltarusijos pusė ir neišleidžia mūsų vilkikų. Čia dabar man iš viso, supranti, kad ne mes sieną uždarėm, kad mes perspėjom 100 kartų, o sieną uždarė Lukašenka. Ir dar prieš tavo komentarą, tu sakai, kad čia tik Budrys. Ne, prašau, Ruginienė tą patį šneka, Motuzas šneka tą patį, čia yra didžiosios valdančiųjų frakcijos galvos tikrąją to žodžio prasme. Užsienio reikalų komitetas kaip ir turėtų formuoti užsienio politiką kartu su prezidentūra ir Budriu. O tuo metu, kai vyko pati didžiausia krizė, yra toks Budrio viceministras Taurimas Valys, kuris paaiškino, kad meluoja tik Lukašenka, o ne mes. Nuolat palaikom komunikaciją, mes labai gerai žinom jų situaciją. Problema ta, kad ana pusė manipuliuoja, meluoja, kiršina mus, kelia kainas dvigubai per keletą valandų už stovėjimą. Visi puikiai žino, kad dėl ankstesnių sankcijų Baltarusijai buvo įvesti tam tikri grynųjų pinigų įsivežimo apribojimai. Dėl to Baltarusija mums jau sutinkant įsileisti mūsų turtą, mūsų asmenis, jie dirbtinai užblokuoja. Tiesiog turim suprasti, kad čia nėra kažkoks tai vienalaikis, savalaikis reiškinys. Tai yra milžiniško karo sudėtinė dalis, hibridinė ataka, į kurią mes labai atsakingai, labai privalom jautriai reaguoti. Žiūrėkit,
Va šito veikėjo vėjai visiški. Mes per komitetus jo klausinėjom, visiškus vėjus šneka. Mes bendraujame. Paklausiau, o jūs, pavyzdžiui, viceministrų ir ministrų lygmenių bendraujate? Ne, mes bendraujam ten valytojos pasienio punkte dirbančios lygmenių. Praktiškai taip. Aš sakau, baigi tos cirkus krėsti. Tai tas visas bendravimas turi pereiti į aukštesnį lygį, viceministrų, ministrų lygmenį ir susėsti ir susitarti. Nes, žiūrėkit, baigim tyčiotis iš tautos. Ką mes galvojam, kad tauta yra kvaila ir nesupranta, kad čia, pasityčiamas yra. Žinot, mes kažką perspėjom, mes greit neuždarėm, vežėjai patys kalti, jie turi verti situaciją. Kokia čia vėjai? Kaip vežėjas ir verslas gali susapnuoti, kad vieną rytą atsibus Budrys ir sako, žinot, už kelių dienų uždarom viską. Kaip jis gali susapnuoti? Negali verslas susapnuoti tokių dalykų. Bet dabar žiūrėkit, dabar yra dvi stovyklos. Vieni, pavyzdžiui, socdemai dėl pasirinko pūsti į prezidento užsienio politikos dūdą. Kaip sakant, eikim tuo keliu, iš tikrųjų, tęskim konservatorių buvusią užsienio politiką pagal prezidento ir Budrį. Tai jeigu tu puti į tą dūdą, tai tada tu ieškai pateisinimų, ieškai kaltų, kad čia ne Lietuvos politikai kalti, čia Baltarusijos politikai kalti. Ir esmė tada nueini iki vėjų pasakojimų, iki nesąmonių pasakojimų. Tai iš to viceministro Budrio, jau Seime, jau juokės. Kolegas, tu paklausė apie ratus, jis atsako apie batus. Ir dar išpūtęs akis sako, kokie mes kieti esam. O kai aš uždaviau paprastą klausimą, šitam viceministrų komitete sakau, kada pereisit į viceministrų ir ministro bendravimo lygmenį? Viskas, tyluma, sėdi tyli. Arba ten kažkokią nesąmonę neša, sako, ne, mes nebendrausime su šito režimu. Kokius jūs čia vėjus šnekat visiškai? Ir žiūrėk, man dabar, iš vis, žiūrint, pavyzdys, dabar Ukrainos konfliktos, kaip sakant, stabdymas, tai juk viskas yra daroma aukštesnių lygmenių, ne kažkokios valytojos lygmenių, bet taip ir turi būti kalbama su visom pusėm. Taip ir šitoje situacijoje turi būti aukštesnį lygmenį. Bet žiūrėkit, dabar jeigu žvelgiant į pinigus, tai schema kuo ilgiau nespręsti šios problemos. Akivaizdu. Tu ten peticijas, notas siuntinėji, pasipiktinimus siuntinėji, laiškus rašinėji, vėjus darai. Realiai darai vėjus tam, kad nespręsti šitos problemos. Ir man tikrųjų, jau kažkaip labai norėčiau, kad, socialdemokratai, kaip realiai nebepūstų į prezidentų tą dūdą, o pagaliau pradėtų rūpintis valstybė ir mūsų verslais. Nes realiai po šito pavyzdžių eis visi kiti pavyzdžiai. Tuoj Budrys prineš vėjų, ten žmonėm nebeleisti judėti, apriboti, suvaržyti, perteklinių sankcijų, dar visokių nesąmonių. Budrys jau buvo atnešęs šiai valdančiai daugumą. Tai po to Seime teko raudonuoti ir taisyti, Baltarusius išimti, visą kitą išimti, tu nesąmonę daryti. Bet kaip pasakyti, kol pati valdančioji dauguma leidžia taip elgtis prezidentui ir Budriui, tol tų nesąmonių bus daugiau. Ir iš tikrųjų mes jau su kolegoms, tiek su aušriečiais, tiek valstiečiai tarpusavy bendravime, turbūt, kad užbaigtas visas nesąmonės teks registruoti pasiūlymą biudžetą, kad visus vežėjų nuostolius atlygina Budrio ministerija. Kad jeigu vežėjai, tegu suskaičiuoja ir Budrys tegu sumoka. Jeigu pridirbai, kaip sakant, priskaldai malkų iki ausų, tai dabar iškabink visą tą košę, ką pridirbai. Nes jau kitaip nebeišėjai. Vėl grįžtant prie to valio, kad meluoja Lukašenka, buvo komitete žiaurūs klausimai. Ir ne visi. Ilona Gelažnikienė, kuri, nežinau, ar supranta jinai ekonomiką, ar supranta tuos rūpešius smulkiųjų vežėjų, bet uždavė tiesų klausimą. Tai kaip, kas, kur, kada ir kiek dienų buvo duota susitvarkyti? Klausimas yra toks. Vežėjai, asociacijos, ar buvo informuotos raštu arba konkrečiai skambučiu, kad žiūrėkite, nuo tokios valandos darosi taip ir taip. Ar buvo, tiesiog pasakykit taip ar ne. Komunikacija apie grėsmės buvo nuolat ir visi verslai, kurie prisiema tam tikrą riziką, jie įsivertino tam tikrus dalykus. Tai vyriausybės sprendimas buvo būtent vadovaujantis anksčiau minėtais argumentais ir informavimas apie grėsmės buvo nuolat. Prieš tai buvo, sakykime, signaliniai sienos uždarimai,
tai yra jau vyriausios sienos įgaliotinio sprendimu, kuomet uždarydavo mūsų oro uostą, kelis kartus buvo uždaryta ir pasienio kontrolės punktų veikla. Tai kokių dar indikacijų, kiek laiko reikia perspėti, kad pasiruoštų. Į tai dar vėlgi šiek tiek emocijos pridėsiu. Mėlieji, apie balionų paleidimą mums nieks iš anksto nepraneša, kaip ir nepraneša 20 000 keleivių, kurie savaitgalį įstringa, atideda kelionės, neišvažiuoja, neįvyksta verslas, nesuteikiama pagalba, jeigu kas vyksta ten ar gydytis, ar kažkokių dėl kitų priežasčių. Visa tai buvo iškomunikuota. Laikas taip galbūt nėra pakankamas. Galbūt iš tiesų verslui reikia 2 savaičių ar daugiau. Bet aš atsakingai pareiškiu, kad ta komunikacija buvo vieša. Valiau, čia iš viso kažkokius kliedesius šneka apie tai, kad 20 000 keleivių įstrigę aerouostuose. Iš jų, aš tau duodu galvą, nukirst 5/6 skrido į Turkiją, Balį, Seišelus, Egiptą, Ispaniją ir jie iš tiesų mūsų ekonomikai, nes jie pinigus kelionių palieka ten. Tenai, tiem turistų, reiškia, poilsinių organizatoriam. Ir čia aiškina, kad čia emociškai mūsų dėl balionų neperspėjo, tai balionų neperspėjo, bet tai yra mūsų turtas, mūsų fūros, mūsų priekabos, mūsų, kurie moka pinigus į Lietuvos Respublikos biudžetą. 24 metais buvo sumokėta 2,4 milijardo eurų mokesčių, nuo 11 iki 15% bendrojo vidaus produkto. Tai finalas, dar vienas pasiaiškinimas, aš nežinau, kas dirba tuose ministerijose. Prieš priemant vyriausybei sprendimą apie tai, kad bus uždaroma siena ir pagrindinis klausimas yra kontrabandiniai oro balionai, kurie ne pusmetį, ne metus, net keletą metų gabendavo į Lietuvą cigaretes, turbūt tada, kai akcizai ženkliai skyrėsi tarp valstybių. Klausimas, ar vežėjų asociacijoms prieš priemant vyriausybės sprendimą uždaryti sienas buvo, kaip jūs pirmininkė sakot, elementariai išsiųstas laiškas, kad planuojame mėnesiui uždaryti sienas, kad asociacijos galėtų pasidalinti su visais vežėjais informaciją, kad tikrai mėnesiui mažiausiai bus uždaryta siena. Labai aiškus institucijom klausimas ir norėčiau labai aiškaus, be interpretacijų ir perteklinių emocijų, kurios čia tikrai nėra reikalingos, atsakymą. Ačiū. Tenka kartoti ir kartojamas klausimas, ar buvo siūstas raštas. Tai institucijos minė, kad ar raštas buvo siūstas, tai ne. Ar vežėjams buvo išsiųsti signalai derinant teisės tų projektą ir paskelbiant per TAISą ir panašiai? Taip, jis buvo. Ar buvo, kaip vidaus reikalų ministerijos viceministras mini, signalinių uždarimų, būtent nevyriausybės sprendimų? Buvo. Ar buvo spaudos pranešimų ir atsakymų, kad gali būti toks sprendimas uždarimų? Buvo. Ar buvo pasakyta, kad sveiki vežėjai išvažiuokit iš Baltarusijos pusės? Turbūt tą sakinį reikėtų jau iškoti jau per Google ar BDI. Sienų uždarimas nėra iš malonumo. Suprantam, kad yra vežėjų klausimas ir jis yra nepatogus. Ar tai yra sumažino kontrabandinių balionų skaičių? Akivaizdžiai taip. Akivaizdžiai taip yra sumažėjusių balionų skaičius per šitą laikotarpį. Ar jis vis dar egzistuoja? Egzistuoja. Ką jisai meluoja, Valiau? Pirmadienio lentelė. Pirmadienio lentelė. Neteisėtas tabako gaminių gabenimas. 22 metai. 4,3 milijonai pakelių. Šiemet iki lapkričio 29, iki 20 dienos 4,1 milijonas pakelių. Mes per mėnesį permušim 22 metų rekordą. Ir tu pasižiūrėk, per kur daugiausia ateina kontrabandinių cigarečių. Per žalę sieną, per Latviją 51,3% ateina per Latviją. Kokius jie kliedesius šneka, Valiau? Kaip pasakyti, skaičiai melą pašalina. Kaip pasakyti, tai tie skaičiai rodo, kad nustokit meluoti ir tas nesąmonės pasakoti. Jau pas mus komitete muitinė ateina muitininkai dėl šešėlių, dėl viso kito. Jie visur pabrėžia, pagrindinė kontrabandos bėda tai yra Latvija, netgi pati Lietuva ir tie viduj gaminami tos cigaretės su kokiam tik norit banderolėm ir pakeliais ir viso kito. Tenais yra didžiausia bėda. Bet faktas, kad mūsų tarnybas kažkaip nekovoja su tom, nes 22 metais tas pats buvo, dabar ir toks, ir važiuojam toliau, kaip sakė, nieko.
Bet esmė, nustokim meluoti. Buvo informuoti vežėjai. Niekas nebuvo informuoti. Baikit juokus. Kam meluoti iš viso. Bet esmė, reikia pabrėžti vieną dalyką, kurio bijo visi sakyti. Baltarusija Lietuvos vežėjam buvo suteikusi išskirtinės sąlygas vežti krovinius. Apie tai niekas nešneka. Visi sėdi, vandens burną prisipylė ir tyli. Ką reiškia išskirtinės sąlygos? Mes baltarusam jau uždraudėm važiuoti pas mūsų fūro. Uždraudėm viskas. Baltarusų fūros visą kitą negali po Lietuvą važinėtis. Jau senai uždraudėm. Baltarusai mums leido ne tik tranzitu važiuoti, mums leido iš Lietuvos įvažiuoti, įsikrauti krovinį, pavyzdžiui, Baltarusijui, pasikrauti kitą krovinį Baltarusijui, važiuoti į Lenkiją, važiuoti į Kazakstaną, važiuoti kur nori. Lietuva turėjo išskirtinės sąlygas. Ar kas nors tą gali pripažinti, kad mes turim dėkoti Baltarusijai, kad tiek laiko Lietuvos vežėjam Baltarusija davė išskirtinės sąlygas. Ir mūsų verslas uždirba iš to pinigus ir mokėjo mokesčius Lietuvai. Ne kažkokios fūros ten registruotos kitose šalyse ar dar kažkur, o Lietuvoje ir Lietuvos verslas. Ir dar neužmirškim vieną dalyką, kad vežamos buvo ir Lietuvos prekės, iš Lietuvos gamintojų. Tai irgi mes ekonomiką tom skatinam. Tai dabar tas veiksmas atėmė iš mūsų tas išskirtinės vežimo sąlygas Baltarusijoje ir viduje, ir tranzitu, ir visa kita. Tai ką, rinkos bus perimtos. Ir kodėl visas tas chaotinis darbas buvo atliktas, akivaizdu, sužlugdyti tos vežėjus ir perimti rinkas. Realiai pirmadienį, kai mes nuėjom pas premjerę, mes ėjom dėl biudžeto klausimų, ne dėl sienų uždarimų. Ir mes ateinam, labą dieną, šito boba devintinės. Žinot, čia turbūt jau reikės taikyti 4 NATO straipsnį. Čia grėsmės, čia baisu. Daugiau kaip metai balionai skraido, nebuvo baisu. Tada dar viena nesąmonė. Žinot, dėl kontrabandos balionų reikia riboti Kaliningrado tranzitą. Aš žinokit, aš klausaus, aš netikiu savo ausim, nei akim. Bet toks jausmas, kad ten Budrys sėdėtų ir Budrys tos visus vėjus pasakotų. Tik dabar gavos, kad tos Budrio vėjus kitom lūpom buvo išsakyti. Ir žiūrėkit, kas įvyko. Mes pradėjom riboti ir Kaliningrado tranzitą. Kas čia per vėjai? Tai prie ko Kaliningrado tranzitas, kur pasirašyta sutartis su Lietuva, su Europos Sąjunga? Tai Europos Sąjunga turėtų keisti tada tą pasirašytą tranzito sutartį dėl Kaliningrado. O dabar dėl tos nesąmonės dar įtraukiam ir visai kitus dalykus. Tai žiūrėk, čia toliau vykdoma konservatorių Landsbergio užsienio politika, tik dabar Budrio rankomis ir prezidento rankomis. Viskas. Ir dabar yra apgailėtinas. Ir Ruginienės, ir Motuzo rankomis, ir visų inkorporė, ir pasidarė mimikrija. Žiūrėkit, jie tampa jau bendrininkai. Kaip pasakyti, arba tu priešinės, kad to nebūtų, kaip Paluckas. Labai geras pavyzdys Paluckas. Paluckas pasakė, ne, šito nebus ir taškas. Ir nesvarbu, kokias sapalionės ten Budrys neždavo ir teikdavo. Ne, taškas. Seimas taip pat Budriui pasakė, atnešė ribojimus, ne, bus kitokia, nebus kaip tu nori, kitokius darysim. Ir padedi taškai, viskas. Bet dabar gaunas taip, kad vieni koalicijos partneriai, socialdemokratai, tampa bendrininkais visų šitų nesąmonių ir jie, padeda tas nesąmonės vykdyti toliau. Tai man dabar, paprastas klausimas, kad Budrys toliau kenks, tai akivaizdu. Tai tada realiai vyriausybė turėtų pavesti kitam ministrui, žiūrėk, skambinkit Baltarusiją ir susitarkit, ministrų lygmenį. Ir viskas. Ir žiūrėkit, tą sprendimą galima per vieną dieną padaryti. Ministrų lygmenį susiskambini, susisieki, susibendrauji, aptari sąlygas visą kitą ir problema išspręsta per vieną dieną. Aš nežinau, jeigu aš būčiau ministras, tai sakyčiau vyriausybė, žiūrėkit, duokit man įgaliojimus, nesvarbu, gal būčiau ne užsienio reikalų, o kitos ryties, sakyčiau, miela vyriausybė, duokit man įgaliojimus, vyriausybės posėdį galima tai padaryti. Suteikiam įgaliojimus Petrui ministrui, ne Budriui. Ir viskas, Petro ministras gauna įgaliojimus, susisiekia ministrų lygmenį ir sprendžia per vieną dieną. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Jeigu įsprendžiam per vieną dieną, tada rinkų perėjimas nebeįvyksta pilnu mastu. Nes realiai, tu susitari, gali netgi susitarti su Baltarusija. Žiūrėkit, tarėmės gražiai, bendradarbiaujame. Ar galite atstatyti buvusias vežėjų sąlygas? Išskirtinės Lietuvai, išskirtinės Lietuvos vežėjams.
po vidų važinėti, krovinis įsikrauti, pasikrauti, per kur nori važiuoti ir visą kitą. Ar galite atstatyti? Tai gal ir bus sprendimas. Gerai, miela Lietuva, susitarėm, atstatom. Lietuviai turi išskirtinės sąlygas. Džiaukitės verslai, neškite ekonomiką pinigus. Bet jeigu to nedaroma, nes tą galima padaryti bet ką. Nu, per vieną dieną galima tą padaryti. Jeigu nedaroma, tai vadinasi, dabar tempiama guma, laukiama, kol daugiau tų įmonių bankrutuos. Nu, mes juk visi suprantam, fūras pagrindai yra lizinginės. Tai jeigu ta fūra nevažiuoja, neneša pinigų, bankas pasibeldžia į duris, o kur mokestis? Nesumokėjai įmokos. Bankrotas, viskas, nu juk bankas tai nelauks, jis nesakys, žinot, nu duodom metus čia jum pagyvent, pažiūrėsim. Tai dabar vadinas guma budris temps kartu su vyriausybė dabar realiai iki tos akimirkos, kol pasipils bankrotai. Tai tada, kai jau pamatys, o žiūrėkit, jau čia krūvą įmonių sunaikinom, rinką atlaisvinom, perstumdėm, rezultatas pasiektas, o dabar jau galim ministrų lygmenių pasiskambinti Baltarusiją. Nu, dabar žiūrėk, taip, Valiau, juk buvo mums visą laiką aiškinama ir tos pačios Ruginienės, ir Budrio, ir Nausėdos apie tai, kad čia, reiškia, turi patys vežėjai vertinti riziką, juk mes iš karto pasakėm, kad mes neturim prekybos santykių su, reiškia, valstybėm kaip Baltarusija ir Rusija, ten prekiaut negalima, jeigu jūs vežate krovinius į Baltarusiją ir į Rusiją, yra jūsų, reiškia, rizikos nepamatuotas veiksmas. Bet liberalai, nu jau jie tokie yra, žinai, vertybininkai, konservatorių, reiškia, tokie, nu, klonai, net ir tie jau suprato, kad iš tų 1500 fūrų, kurios yra įstrigusios, reiškia, Baltarusijoje, nei vienas jų nedirbo nei su Rusija, nei su Baltarusija. Gerbiama premjerė, aš tikiuosi, jūs šnekate su susisiekimo ministru. Lietuvos vežėjai, kurie įstrigė, jie neprekiauja nei su Rusija, nei su Baltarusija. Jie važiuoja iš Kazakstano per Baltijos šalis, per Baltarusiją, kartu su visų srautu ir jie yra šiandien paimti įkaitais. Jūs nusikalbate, sakydama, kad jie prekyboje su Baltarusija. Jie paimti gyvais įkaitais ir dabar vakar ekonomikos komitete nepakviesti nei viena asociacija, šiandien į Liberalų sąjūdžio frakciją neateina nei vienas VRM, nei vienas susisiekimo ministerijos atstovas, dialogas su Lietuvos vežėjais nevyksta. Ir dabar premjerė, man atrodo, Remigijus Žemaitaitis yra teisus, nes Remigijus Žemaitaitis valdo užsienio reikalų politiką. Jisai sako, jūs kalbatės per mažai su Baltarusija ir staiga jūs patenkate į situaciją, kaip turite ir privalote dėrėtis su Baltarusija. Ar tai nėra dirbtinai sukelta situacija, kur jūs ką tik neapgalvojate keletos sprendimų į priekį? Ir jūs vykdote Remigijaus Žemaitaičio mintį pradėti faktinės dėrybas su Baltarusijos režimu. Norėčiau padėkoti, bet visiškai negaliu, nes kalbate absoliučias nesąmonės, nėra jokio net minties, prie ko čia kalbėjimas ir nekalbėjimas ir dėrybos. Mes kalbame apie saugumą. Visi žinom, kas yra hibridinė ataka. Tai jūsų valdančioji dauguma jau su to susiduria. Ir apgręžimą vykdėte žmonių, ir buvo tam tikrų ir jautrių, nehumanitariškų ir žmogaus teisės netitinkančių veiksmų, bet tada taip reikėjo kovoti. Tai šiai dienai turime hibridinę ataką ir atsakas turi būti jai duotas. Vežėjai buvo perspėti ir ne vieną kartą ir viešai apie tai kalbėjome, kad sienos bus uždarytos. Tai jeigu ateis rytoj karas, tai irgi palaikysim gal sienas atidarytas. Jeigu rytoj ateis karas ir dabar įsivaizduok, reiškia, iki kokio lygio, kada prasidėjo visa šita nesąmonė, čia tiesiog aš labai nemėgstu gandų, bet Valiau, aš turiu iš vežėjų pačių tokie, žinai, šnabždesių, kad kada uždarė sienas, reiškia, Linavos prezidento nebuvo savaitę. Čia gandai yra. Reiškia, kad jisai tenai sirgo ar ką, o dabar Linavos prezidentas pradėjo aiškinti štai tokius dalykus.
Vadovas Mikėnas perspėja apie konfiskavimo grėsmę ir vyriausybės neveikimą. Tai, ką tu sakei. Prezidentas, kuris, aišku, net nesuvokia galbūt, bet turėtų suvokti, kaip ekonomika veikia, nes buvęs ekonomistas, aiškina, kad nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos negrįžtančių vilkikų. Valiau, mes viską rodom ir štai ateina Ruginienė ir pasako, pavyzdžiui, aš puikiai žinau, kad vežėjai tie smulkieji dar bandė važiuoti per Latviją. Nusipirkti eilę Latvijai kainavo 500 eurų. Dabar ten yra įvesta elektroninės registracijos sistema ir eilė registruojama sausio 24 dienai. Sausio 24 dienai. Ir štai mano vienas pažįstamas rašo, kad smulkieji eina, registruojasi į Latviją, į Lenkiją, į Estiją. Ir tas mano pažįstamas, Valiau, jis pats savo firmą, aš turiu pavadinimą firmos, žmogų, vardą, jo žentas, jie irgi registruoja, atidarinėja firmą Estijoje. O tuo metu Ruginienė aiškina apie kompensacijas. Nesvarstome kompensacijų klausimo ir taip, tai yra sudėtinga, komplikuota valstybė, dėl kurios ne vieną kartą buvo perspėti vežėjai, kad kirtų sieną tiek Baltarusijos, tiek Rusijos gali būti įvairių netikėtų tų šalių sprendimų, su kuriais gali susidurti mūsų verslai, keliaujantis per šitas šalis. Tai noriu atsakingai pasakyti, kad neišleido sunkvežimių būtent Baltarusijos pusė. Baltarusijos pusė priėmė sprendimą, kad reikia nukreipti vežėjus į tam tikras specializuotas aikšteles. Tai tikrai nebuvo susiję ir mes kaip vyriausybė iš karto matydami, kad yra sunkvežimiai kaupėsi prie sienos, mes iš karto signalizavom, kad savo pusę atidarysim ir tas turtas, kuris buvo užstrigęs ir dabar yra užstrigęs Lietuvos vežėjų, kad mes leisime grįžti atgal, tam turtui leisime grįžti atgal į Lietuvą. Bet Baltarusija nusprendė kitaip. Tai dėl to mes kompensacijų klausimo nesvarstom. Kaip matai, čia ne mes kalti, čia ne mes uždarėm, čia baltarusai uždarė, čia jie neišleidžia. Aš nesuvokiu, Valiau, nesuvokiu. Tai tu Seime ten sėdi, tai tu pasakyk, kas ten vyksta, čiagi atviras melas. Iš tikrųjų, man tai jau tokio absurdo teatrą jau primena visą tas reikalas. Absurdo, visiškas teatras. Mes patys neperspėję uždarėm, mes patys sukėlėm problemą ir tada kaltinam kitą pusę. Ir man netgi, žiūrėk, juokingiausiai, jie net pavedimų negali padaryti Baltarusijoje, kad pavyzdys, apmokėti už tą stovėjimą. Netgi to negali padaryti. Tai čia valstybės lygmenių turi išspręsti net pavyzdys, netgi apmokėjimo klausimų. Iki absurdo daina. Ką jie su pinigų tašė turi nuvažiuoti, paduoti? Negalima, ribojama, neleidžiama. Tu žiūrėkit, tą absurdą sukūrė prezidentūra su Budriu, Lietuvos politikai, toliau tą absurdą tęsia ir sako, mes nieko nematėm, nieko negirdėjom, mes ne prie ko. Tai baikim išdurinėti čia vieni kitus, aš nežinau, gal, aš jau kažkada konservatoriams siūliau, kad reiktų logikos ministeriją įsteigti, kad logika biškį tikrintų su veiksmais. Tai toks vaizdas, kad dabar vėl reikia to dalyko, kad baikim tą absurdą daryti. Ir man, žinai, kai komitetai išsikviečia Budrius, viceministrus, visus kitus, tai visi pučia į tą prezidento ir Budrio dūdą ir šneka vėjus. Realiai tos vėjus mes patys sukūrėm ir tos vėjus turim įspręsti. Ministras Jama Ragelį paskambino į Baltarusiją ir sutvarko per vieną dieną viską ir viskas. Jeigu to netvarkom, nedarom, tai vadinasi tikslas yra kitas – kenkti Lietuvos ekonomikai, kenkti Lietuvos vežėjams ir kad būtų perimtos rinkos. Viskas. Kaip pasakyti, kaimynai ir kitos šalis, konkurentai, aš nežinau, jie netgi džiaugiasi tokiom mūsų nesąmonėm, nes mes kenkime patys savo. Prisiminkim Kinijos variantą. Lenkai ir Latvijai labai džiaugiasi,
kad Lietuva su Kinija susipyko galutinai, kaip sakant, net atstovų nebeliko Lietuvoje, tai dabar prekes mes vežam per Lenkiją ir per Latviją. Absurdas, totalus absurdas. Bet ir mes žalą darom savo valstybėm. Eksporto, importo balansas, jeigu apie 2000-uosius buvo apie 1,5 milijardo, tai po gero užsienio politikos valdymo buvusio Landsbergio, dabar tęsimo Budrio, tas balansas yra -8 milijardai, 9 milijardai. Tai ką reiškia, mes 3, 4, 5 kartus į minusą pavarėm Lietuvai balansą eksporto, importo. Tai skaičiai kalba už save, viskas. Tu neteisus, nes nors ir būdamas šitą biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, buvęs šešėlinis finansų ministras prie valstiečių, buvęs net ir BFK pirmininkas, tai skaičiuose turėtum tikrai gaudytis. Bet praėjusią savaitę numeris 1 Seime ekonomistas geopolitikos ekspertų patapo Kondratovičius. Ar planuoja vyriausybė vienaip ar kitaip imtis ir kompensuoti bent jau dalį tų nuostolių, kuriuos patyrė Lietuvos vežėjai, nes, kaip jau paminėjau, tai yra klaidingų sprendimų pasiekmė. Tikrai nepritariu tiems pasisakymams, kad čia verslas žinojo, kur ką daro. Baltarusija nėra verslo objektas, kurie nori vykdyti savo veiklą. Tai yra elementari tranzito šalis. Visas Lietuvos logistikos verslas yra 11% BVP kūriamas dėl tranzito į rytų, vidurio ir tolesnės šalis. Todėl tai yra labai svarbus Lietuvos ekonomikos objektas, kurį turime vertinti adekvačiai. Tai ar bus kompensacijos? Aš taip nevertinu kaip jūs, kad čia kažkokia klaida. Rūpinantis žmonių gyvybėmis, saugoti mūsų vidaus saugumą, tvarką yra klaida. Keistai girdėti iš Seimo nario tokius pasisakymus, kurie iš tikrųjų yra politikavimas ne kaip kita. Ar žinot, kiek yra vilkikų, kurie turi licenciją Lietuvoje? Tų, kurie veža krovinius. Nežinau, kaip kokia situacija, bet kada dar dirbau susisiekimo ministerijoje, buvo apie 100 000 vilkikų, nekalbu apie priekabas. Šiandien mes kalbam, kad Baltarusija greičiausiai niekas net iš vežėjų negali pateikti, kiek yra tų vilkikų, galbūt 500 kažkas sako, su priekabom gal 1000, gerai, 500. Tai yra 0,0 ar 0,5% nuo visų vilkikų, kurie veikia visoje ekosistemoje logistikos. Ir jūs dabar sakot, kad čia yra reikšminga kažkokia klaida, kažkoks smūgis verslų, tie 0,5%, nesutinku su jumis. Tai pirma, apie ką galvoja vidaus reikalų ministras, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, tai apie vidaus saugumo ir taip, kad mūsų valstybė viduj procesai būtų saugos. Jeigu kažkas taip padaro tam tikrus dalykus, tai yra negerai. Noriu priminti, kad sprendime, kuris buvo pateiktas, buvo palikta galimybė grįžti visiems piliečiams ES ir ne ES turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje arba nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat krovininiams automobiliams. Tai tas sprendimas, kuris buvo pateiktas ir priimtas vyriausybės, jis yra toks, kuris leisdavo teikti. Taip, po to nuėjo kitas veiksmas iš Baltarusijos ir tai jis uždarė sieną, o ne mes. Tai kodėl aš šiandien prieš jūsų turiu aiškintis, kuris gynė Lietuvos piliečių saugumą, kad jie jaustųsi saugiai dėl Lukašenkos veiksmų, kur uždarus sieną. Manau, kad tikrai neturėčiau. Ką jisai sako? Niekas nežino, kiek fūrų. Žino, yra paskaičiuota. 1500 vienetų. Čia ir priekabos, ir fūros. Mano pažįstamo yra užstrigę 15. Jis vežė krovinius tranzitu iš Kinijos, iš Kazakstano į Europą ir atgal. Ir Kondratovičius aiškina, kad čia nieko ekonomikai nepakeiks. Dar vienas Kondratovičiaus pareiškimas. Dėl kompensacijos niekas nežino, kokios tos išlaidos. Aš turiu šiandien informaciją, kad fraktai, tai yra užsakymai reisų, išaugo 5 kart, 4 kart. Krovinių, kurių reikia išvežti, nuvežti į Baltarusiją, nesumažėjo. Tai faktiškai mūsų transporto priemonės visus bus panaudotos. Brangiau galbūt nuvežk galutiniam tiekėjui, gavėjui, ar tai, nežinau, ar Baltarusui, ar dar kažkam tai, bet
turėtų gauti didesnį atlygį. Tai šitą mes skaičiuojam ar neskaičiuojam? Neskaičiuojam. Mes visi įsirėmėm kažkokią 120 eurų sumą vienai dienai ir sakom, kad čia viskas, verslas sužlugo, kad 0,5 procentų, iš kurių galbūt 0,1 procentas sumokėjo 120 eurų, sužlugdė Lietuvos ekonomiką. Apie ką mes čia kalbam? Tikrai, kolegos, manyčiau, reikia, jeigu jau operuojam faktais ir skaičiais, tai operuojam ir darom tai sąžiningai. Iš tikrųjų, taip, tam tikra problema yra, tam tikrų problemų bus ir kiek aš dirbu su transportu, nuo 13 metų visada tame pasienyje buvo. Tai tyrai nebuvo priimami, tai draudimai nebuvo priimami, tai leidimai nebuvo priimami ir visada kažkokius išeičių rasdavom. Nieko čia nėra naujo. Va, vyriausybė savo darbą padarys. Nu, tu jau skaičiukais operuoji, Valiau. Tai Kondratovičius, tarp kitko aš nežinau, bet aš žinau kompaniją, kurioje jisai dirbo transporto ir žinau kuo. Tai jeigu gali prakomentuoti, kad čia nieko tokio, 0,TTT. Na, žiūrėkit, realiai užuojauta Kondratovičiui, nes yra šios situacijos įkaitas. Ką Budrys pridirbo su prezidentūra, jam dabar liepiama iškabinti ir žiūrėkit, jam suriša rankas, kad negalima ministrų lygmenių bendrauti. Nes prezidentūra visi kiti pasakė, ne, jokių būdų, aukštesniam lygiai nebendrausim, su pasienio valytoja šnekėsim iš kitos pusės. Tai jam net neleidžia išspręsti šios situacijos. Tai tada, kai tau suriša rankas, neleidžia spręsti situacijos, nors kiti pridirbo, tada tu bandai visokių pasakot, priežasčių pasakot, kaip čia verslas nesvarbus, kaip tas 1000 fūrų nesvarbus, kaip visa kita nesvarbu. Netgi viena fūra yra svarbu. Tik politikus renka žmonės tam, kad jie spręstų kylančias problemas. Nesvarbu. Na, žiūrėkit, atsimena cirką, kai vieną žurnalistą iš Europos parskraidino buvusi kamo ministrė. Vat vieną parskraidino Laurinavičių, pažeidžiant visos taisyklės. Jis nekariaujančių šaly buvo, Europos šalyje buvo. Paėmė ir parskraidino, žiūrėkit. Ir vienas žmogus tada buvo labai svarbus. Ir nusiuntėm lėktuvą ir parskraidinom. 1000 išleidom. O dabar kažkas pasakojo, kad 1000 fūrų nebesvarbu. Baigim tas visas nesąmonės, kaip pasakyti, jau dabar cirkas gaunas. Tai geriau pasakykim tiesiai šviesiai, kad mes pūsim į prezidento dūdą, mums prezidentas surišo rankas, neleidžia ministrų lygmenių bendrauti, ir dabar lauksime, kol tos įmonės bankrutuos. Ir viskas, sakykim tiesiai šviesiai. Ir dar geriausia, kaip Kondratovičius mestelėjo apie tai, kad čia iš viso jokios įtakos fūros neturi nei uostui, nei ekonomikai, niekam. Kada jūs kalbate, kad ekonomikai mūsų nepadarėte jokios žalos, vertindami vien tik tai transporto priemonės, bet jūs įvertinkite ir uosto veiklą, įvertinkite kontraktus, įvertinkite mūsų vežėjų patikimumą. Ir jeigu mes pažiūrėsime, kiek tai sudaro mūsų ekonomikoje žalos, tai nebus vien tik kelių transporto priemonių padaryta tam tikra jų sustabdyta veikla. Aš suprantu, kokie yra Lietuvoje logistiniai procesai ir kaip įtakoja, tarkim, medininkų PKP uždarimas uosto veiklai. Beveik neįtakoja. Dėl to, kad konteineriniai vežimai beveik dabar nevykdomi iš Klaipėdos uosto, jeigu vykdomi labai nedaug. Tai šitą aš pilnai suprantu. Jeigu būtume uždarę greičiausiai geležinkelio PKP, tai aš su jumis sutikčiau, kad poveikis greičiausiai Klaipėdos uostui atsirastų. Tai šiuo atveju aš nenorėčiau spekuliuoti šiandien sėdėdamas čia be tikrų skaičių ir arba ginti savo šitą poziciją, arba kažkaip tai kitaip ją formuoti. Tai manau, kad poveikis logistika yra pagrindas, ekonomikos vienas iš pagrindų, čia be abejonės. Tai dabar aš jau nesuprantu, jisai nežino skaičių, logistika yra ekonomikos pagrindas, bet čia nieko padaryti negaliu. Nes nieko nežinau. O čia sako, kad jokiai ekonomikos įtakos ekonomikai neturės. Nors pavyzdžiui, vilkikų savininkai sako, darbuotojams mokama alga, o jie sėdi namuose Baltarusijoje. Tai ir Valiau, žinai, pabaigai, kaip ten ir Ruginienė šią savaitę pasakė. Čia mes uždarėm, kaip tu sakai, mes priėjom bendros išvados, visi veiksmai rodo tai, kad yra norima atiduoti rinkas. O žiūrėk,
kvailesnio pasisakymo šios savaitės premjerės, aš negalėjau sulaukti. Balionai skrydo ir matyt skris. Ir sienos atidarimas parodė vieną dalyką, kad vis dėlto mes buvom teisūs, tai yra hibridinė ataka ir iš Baltarusijos pusės yra, kaip pavadinti tą neteisėti veiksmai sulaikant mūsų vilkikus ir netidarant sieną iš jų pusės. Tai šitas sprendimas buvo priimtas Nacionalinio saugumo komisijoje vienbalsiu, įskaitant ir prezidento taip pat nuomonę. Tai tuo metu tikrai matėme ir aš manau, kad buvo labai geras žingsnis parodyti, kad tai yra hibridinė ataka, nes labai daug buvo abejonių įvairių. Ir kažkas netgi komentavo ir sakė, kad tai yra tiesiog kontrabanda, kodėl uždarėm sienas ir kam reikėjo imtis šito veiksmo. Tai šiai dienai mes dabar, išgryninom pačią situaciją ir tikrai jau daugiau matom, negu matėm prieš 3 savaitės. Ir kai atidarinėjom sieną, aš irgi sakiau, kad neatmetame ir pasiliekame savo teisę, bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu hibridinė ataka tęs. Balionai skrido. Aš tiesiog, kam parodė, kad tai yra hibridinė ataka? Kam? Tai čia dabar tam, kad jinai pamatytų ir mum parodytų, tai reikia subankrotinti ne vieną 10 smulkių įmonių, prarasti pinigų mokamų į biudžetą, nors Kondratovičius sako, kad ne. Bet žiūrėk, same pasisakėme, vienas buvo raktinis žodis – atliepta prezidento nuomonė ir noras. Raktinį žodį. Pavyzdžiui, aš išgirdau iš karto raktinį žodį. Ir kad tas sprendimas prezidentūroje buvo priimtas. Bet žiūrėkit, visiški vėjai nebeskrenda, sumažėjo, nebėra, uždarėm, atidarėm. Visiškai jokio skirtumo, ar uždarėm, ar atidarėm, kaip skrido, taip ir skrenda. Tai tik vienintelis variantas, kai čia mūsų tarnybos biški sulaikė tų pagaudę kontrabandininkų, biški pristojo, tada tie kontrabandininkai persigrupavo greitai, kitus veikėjus, kaip sakant, pasamdė ir toliau viskas skrenda. Realiai niekas nepasikeitė. Aš dabar, kur saugume dirba, kolego klausiu, sakau, tai ar tikrai sumažėjo, ar tikrai nebėra? Tai atsakė tiesiai šviesiai, nieks niekur nesumažėjo, kaip varo, taip ir varo, ir kiekiai ir svoriai pradėjo didėti. Jau skrenda nebe 50 kg, skrenda ir 100 kg ir daugiau, kontrabandininkai išradingi. Ir tas absurdas, kad mes pasiliekime teisę vėl uždaryti, čia jeigu bus daug balionų. Vėjai visiškai, uždarykit, skrenda toliau tie balionai. Kas iš to, kad jūs uždarėte? Tai esmė, visiškai nesusiję dalykai. Bet jeigu konfiskuos fūras, tu įsivaizduoji kokie nuostoliai. Tu pats sakai, lizinginės fūros, kokie nuostoliai, kiek šeimų praras pragyvenimo šaltinį. Tai tada ir pasiteisins tas mano teorija, sekite pinigus. Jeigu tikslas yra subankrotinti juos ir perimti srautus, tai tokį tikslą ir pasieksim. Viskas aišku. Nes esmė, visiškas absurdas, kad per vieną dieną galim spręsti šią problemą ir visi vežėjai grįš namo, bet yra tyčia nesprendžiama. Akivaizdu. Ir ta hibridinė atakos pasakojimas, baigit jūs makaronus kabinti. Mūsų tarnybos pasakė, nėra jokių duomenų, kad čia politikai liepia leisti tos balionus. Nėra nieko, nei vieno patvirtinančio duomens nėra. Tarnybos atsakė, mėly politikai, nustokit meluoti. Aišku, hibridinės atakas tada galime viską vadinti, alkoholio parsivežimo iš kitos valstybės dar kažką, tada galima viską pavadinti, kad čia hibridinė yra. Bet juk galutinis rezultatas kenkimas mūsų ekonomikai. Viskas. Tai žinot, aš dabar pabaigą norėčiau palinkėti vyriausybei. Nebepūskime prezidento dūdos, o vykdykim savo koalicinę programą ir vyriausybės programą. Ir viskas, apgailėtinai visi atrodo dabar, kurie bando pateisinti prezidento Tūros ir Budrio vėjus. Apgailėtinai atrodo. Sakykim tautai tiesiai šviesiai, baikim atrodyti apgailėtinai ir vykdykim savo programą. Nežiūrėk, dabar dar antras klausimas, o vakar biudžetą perdavėm atgal vyriausybei. Ir vėl ta pati dilema. Ar biudžetas turi vykdyti prezidento nurodymus ir suformuotas taip, kaip prezidentas nori su Budriais ir gynybos pramonė, ar biudžetas turėtų būti suformuotas pagal valdančiųjų programą? Čia du pagrindiniai klausimai. Tai kurią pusę pasirinks socialdemokratai, sužinosim.
Tai realiai ir Nemuno aušra, ir valstiečiai, ką sako, ne prezidentas turi diktuoti sąlygas, kaip formuoti biudžetą, o valdančioji dauguma turi dėti prioritetinius punktus ir vykdyti savo programą. Nu, akivaizdu. Ir tas pasakymas, kad mums čia prezidentas liepia, čia mes nekalti, nemeli politikai, valdančiųjų tai esam mes ir mes esam atsakingi už sprendimus ir kaip valstybė gyvens. Tai yra mūsų atsakomybė. Viskas. Man įdomu tik tai, kada bus atsakomybė už sužlugdytus gyvenimus, verslus ir prarastus pinigus, visą melą, kuris buvo paskleistas per pastarąsias 3 savaitės. Ir aš taip galvoju, kad gal geriau Kondratovičius dar galėtų ir Motuzas prie jo prisijungti, ir Inga Ruginienė prie jo prisijungti ant scenos. Vladislav Kondratovič. O, žinot, galvojau, nuo ko pradėti, žinot. Tai viena iš mėgstamiausių mano dainų rondo yra Aukštumas. Ir jį prasideda, jeigu atsimenat, žodžiais. Jei jūs manim patikėsit, bus gerai, gerai, gerai jums bus. Taigi, ačiū jums už tai. Na tai su ta tokia gaida ir vėl užuojata šiam ministrui, nes jis pučia į prezidento dūdą. O prezidentas ką pasakė? Viskas gynybai, pareigūnai pakentėkit, išeikit iš darbo, kaip sakant, su ištiesta ranka pasivaikščiokit, pakentėkit, nes prezidentas nori taip. Nu tai vat, tą atsakymą to pat ir sužinosim, ar į prezidento dūdą pučiam, ar vis dėlto valdančioji dauguma ir pareigūnam, ir policininkam, ir ugniagesiam, ir visiems kitiem paims tus 300 milijonų, tą virš 5%, 5,038 ir padalins tam, ką reikia. Ir įgyvendins vyriausybės programą. Greit sužinosim. Tai su ta gaida ir baikim, nes turiu vykti kitur. Taip, jo, bet svarbiausia tai, kad padalins tam, kam reikia, bet ne tam, kas nukentėjo. Tai yra smulkieji vežėjai nuo šitos valdžios veiksmų. Ačiū, Valiau. Iki.